pas mus atvarė, kaip visą laiką pavarė, geriausias Lietuvos varytojas, pavarytojas, Lietuvos ryto komandos žaidėjas Renaldas Seibutis. Renaldas Seibutis, Steponas Babrauskas, Lina Stančiūtė ir kiti garsūs Lietuvos žmonės atsiliepė į Kęstučio Navicko ir Rimanto Kaukėno kvietimą sudalyvauti labdaringame badmintono turnyre. Šis renginys skirtas paremti onkologinėmis lygomis sergančius vaikus. Visos už jį surinktos lėšos bus skirtos nupirkti naujai įrangai Vilniaus universiteto Santariškių klinikų vaikų ligoniniai. Turnyre taip pat panoro dalyvauti ir gausus būrys badmintono entuziastų, kurie visą dieną varžėsi pradedančiųjų ir pažengusių grupėse. Daugiausiai dėmesio sulaukė pramogų pasaulio atstovų dvikovos. Aktyviai kitų turnyro dalyvių kovas stebėjęs aktorius Giedrius Savickas įveikė krepšininką Steponą Babrauską. O kitas Vilniaus Lietuvos ryto atstovas Renaldas Seibutis po atkaklios kovos įrodė savo pranašumą prieš geriausią Lietuvos tenisininkę Liną Stančiūtę. Tačiau tiek laimėtojai, tiek ir pralaimėjimo kartėlį pajutę svečiai neslėpė puikios nuotaikos. Tom ir susirinkom, kad būtų gera nuotaika, kad biškutėlį kartu sporto fanatai pabūtumėm badmintono mėgėjai ir prijaučiantys, taip kad svarbiausia gera nuotaika, manau. Tai kokios tos priežastys pralaimėjimo? Viskas pirmam susitikime sekės gerai? Pašnekėkime apie laimėjimą, aš laimėjau prieš Babrauską. Tai yra pirmoji mano pergalė badmintono šis profesionaliam sporte prieš profesionalą krepšininką. Tai yra tikrai viena iš didžiausių mano gyvenimo pergalių. Aišku, antram pakišo koją, gal technikos trūkumas. Bet tiesiog mes dirbsim toliau. Ir aš atėjau nelaimėti. Iš tikrųjų, aš esu dešinrankis, bet aš žaidžiau su kairė. Suprantate? Čia toks draugiškas turnyras. Jeigu norės vyrai, aš galiu pradėti žaisti dešinę. Prie Rimanto Kaukėno paramos grupės prisijungęs geriausias šalies badmintono žaidėjas Kęstutis Navickas vilėsi, jog tokie renginiai paskatins atkreipti visuomenės dėmesį į sunkiomis ligomis sergančius vaikus. Idėją, mintį turėjau jau ilgokai, po to, kai Rimantas įkūrė fondą, pradėjo kirbėti tokią mintelę, kad norisi kažką padaryti prasmingo, išreikšti tą savo patirtį ir badmintone ir visa kita. Ir taip, tiesiog aš su Rimantu asmeniškai esame pažįstami, susisiekiau ir sugalvojom tokią bendrą iniciatyvą. Smagu, kad pabandė, man atrodo, pakankamai geri ir jų įspūdžiai. Sakė, truputėlį ateis, pamušinės, bet užsivedė ir išėjo pragaituoti visi. Šia gražia iniciatyva džiaugiasi ir turnyro svečiai. Taip, aš manau, be abejo, vienareikšmiškai reikalingi, iš tikrųjų gražus tikslas ir tikrai reikia paramos. Su malonumu sutikau, kai Kęstutis paskambino ir pasakė, kad bus toksai renginys, tai sakau, jeigu tik tai galėsiu, tikrai atvyksiu ir esu labai pamalonintas, kad galiu būti čia. Rimanto Kaukėno paramos grupė primena, kad prie gerų darbų prisidėti gali kiekvienas, pirkdamas gerumo bilietą ar įsigydamas knygą Taškuota pasaka. Per šitą triukšmą net nesigirdi badmintono rakečių ir plunksnelės susidarimo garso. Ačiū, mes dabar eisim į Rūbinės su treneriu šnekėti. Iki.